Sveiki, jau dirbam Hymerio dilerių konferencijai ir mums pristatė Hymer BMC 680 atnaujintą modelį. Einam, pažiūrėsim. Tai čia jau dabar turim jau Hymerio juodą užrašą, juodas groteles. Dabar jau pradėjo dominuoti labai daug juodos spalvos, juodi lėti diskai, Mercedeso ženklą atkartojantis ženklai. Čia matot, jau šičia turime lietaus nubėgimus, kad atidarom langus, kad jau pas mūsų nepribėga lietaus. Man žinomas kiekvienas gamintojas, kuris turi tokios bėgelius ir jis yra skirtas tam, kad čia užsidėtumėm nuo saulės, nuo šalčio per visą langą, per visą priekį tokį uždangalą. Tai tokiu būdu mes galime išsaugoti labai daug šilumos, nes daug šilumos prarandama yra arba šilumos gaunama labai daug per priekinius stiklus. Nes jie yra labai didelė. Čia yra dideli stalčiai prisidėti slidėm įvairiausiam daiktams. Dabar pas atnaujintus modelius, pavyzdžiui, šitie tokie vandens leidimai, tokie jau yra dizainiški, atnaujinti, apvalūs. Nebėra tų tokių įsikišimų. Bagažo skyrius, vat kaip iškart gerai pagalvota. Žiūrėkit, vandens dušui pasidėti, lauko dušas yra nuleidimas, aišku, metalas, kad nesubražyt grindų. Ir čia laiko 350 kg, tai čia jūs galite įsivaryti 2 vespas maždaug. Tai arba galite turėti čia vespą įsivaryti ir čia dar turėti labai daug erdvės visokiem daiktam. Kas man dar labai patinka čia, kad čia yra labai daug vietų susidėti mažiem daiktam. Nes visi kemperistai žino, kad turim didelę bagažinėlę, bet kai turim daug daiktų, viskas sudėdama ant žemės ir neturim vietos, kur susidėti. Tenais dar yra stalčiai. Tai bagažinė, jeigu aš neklystu, pati didžiausia kemperių klasė yra šita. Dar vienas dalykas, kas yra labai gerai, kabliai. Jie nėra palei žemę, nes, pavyzdžiui, jeigu tvirtinat vespas ar kažką tai tokio, tai nuo diržų nusigrando vespo šonas, o šičia, jeigu yra aukščiau pakelta, jau nenusigrandys ir laikys tikrai tvirčiau. Bet jie čia tikrai suprato, ką daro. Ventiliacija, apšvietimas. Ir netgi iš viršaus galima prisitvirtinti kažkokius tai sunkius dalykus, kur su diržais prisidempia. Žiūrėk, pavyzdžiui, čia galima padaryti tokį dalyką. Op. Tai va, ir mes čia dar turim tekstilę, tai yra čia šiluma, garsas nepraeina ir čia jau visuose Hymeriuose dabar gaunasi centriniai užraksai ir ant bagažinės. Tu žiūrėkit, aš nežinau, čia girdėsis, bet užsidaro taip labai švelniai, kaip mašina. Labai fainai yra tas, kad jeigu pažiūrėtumėm čia, ką mes turim? Mes turim labai uždarą kėblą, tai vadinasi visa drėgmė, visos druskos, jos nepateks, kur yra pats kemperis, pačios konstrukcijos. Ir čia jis yra visas monokokas. Aš pirmą kartą matau, žinokit, iš tikrųjų, čia yra visa plasmasė uždengta. Visą laiką mes čia turim kaip opciją papildomą laiptelį, kur, kai atidarai duris, jis atsidaro. Kaip sakiau, pagaliau turim tokį normalų, nereikia pusę kemperių išardyti, norim pripilti pilną baką kuro. Ir Hymeris pasižymi tuo, kad jisai turi kaip dvigubas grindis. Ten labai daug visokiausių daiktų galima prisidėti. Jam yra sutikima 6 metų garantija nuo drėgmės. Tai yra, wow. Ir žiūrėkit, dar vienas dalykas, kas man labai patinka, jo stiklas yra toksai labai gaubtas. Ir čia turim antiradarus, linijas nuskaito priekį važiuojantį automobilį. Tik aš nežinau, ar šitą tai daro. Tai čia mes turime, aišku, 2 užraktų sistemą, kad jeigu vagis ateitų plėštų iš apačios, jisai net plėštų. Pas pigius kemperius realiai yra tik vienoje vietoje šitoje vietoje. Durys yra aliuminės, visą galima išlaužti. Tik niekam nesakykit. Ok, tai ką, užėkim. Čia yra geras dalykas, toksai, matote, koks didelis stalas. Ir čia tas stalas susitraukia ir pasidaro per tokį dydį. Tokiu būdu, jeigu tik vienas arba dviese važiuoja, tai galbūt patogiau turėti mažesnį stalą, bet jeigu 3-4, jau reikia ir didesnio stalo. Šitas stalas nusileidžia ir dar galima turėti vieną bendrą lovą. Tai čia turime labai didelį vietą pasidėti daiktam batams, arba mes galime šitai pasidaryti ir prieiti prie šitos vietos. Galim padaryti tokį dalyką. Čia pasikelti, čia mes matom, kokią didelę vietą turim daiktams. Čia yra slaptas skyrius, dar vienas, kur tikrai, kai važiuojate festivalius ar kažką, tai šito niekas nepamatys, ar per muitinę važiuojat ir žiūrėkit, ir atsidarot ir ten turit labai didelį skyrių dar. Nežiūrėkit festivalio tikrintai. Nes man labai patinka šito vieto, kad čia ten dar yra gėrimam pasidėti. Tai čia mes turim kiek čia, kokius 6 puodelius galime vežtis vienu metu gėrimų. Aišku, lova nusileidžia, viskas ten gražu, patikėkit, tikrai gražu. Žiūrėkit, kokio dydžio televizorius. Va. Iš tikrųjų didelis. Šiaip paprastai tokia tikrai nebūna. Va. Ir viskas. Šaldytuvas tai standartinis, nieko kažko tai ypatingo nėra. Bet žiūrėkit, aš noriu parodyti, kokios čia baterijos. Čia yra išmaniosios Hymerio baterijos, kur tikrai, energijos tikrai labai ilgam užteks. Ir mes čia dar turime 5G modemą beje. Ir aišku, šičia turim pasidėti batams, įsivaizduojat? Kietai čia. Ir visur apšvietimas, matot? Po šičia mes turime techninį skyrių, tenais yra šildymas eina, elektros visi reikalai.
čia dujos, bet čia apšvietimai. Ir kai važiuojat, čia viskas užsirakina, tai jūs čia galite atrakinti arba užrakinti su šitą mygtuku. Turiu minti, kad jūs važiuojant per posūkius, kad jums neišvažiuotų visi stalčiai, tiesiog paimate užrakinat arba atrakinat. Įsivaizduoju, čia 26 metų dizainas, pažiūrėkit, sėdynės kokios gražios, pagalbės kokios superinės. Ir žiūrėkit, kaip įdomi, čia medis klasika ir čia toks juodas, modernas. Dabar naujausios technologijos tai, kad tendencijos, kad turim jau išmanės sistemas. Čia galima daugiau daiktų sutalpinti, šičia. Ir čia turime, matot, šildymą, Aldė šildymas, tai yra grindis, šildosi, nepučiame oro, čia kaip namuose skysčio šildomas. Čia mes reguliuojam pašildymo dujų. Ir čia mes dar turim didelius labai liukus, labai daug saulės yra, tai už Himerį nežinau, kas yra geriau. Norit užžiūrėkit. Užžiūrėkit. Ir čia tas naujas dizainas dabar eina akmuo, toksai šaltumas. Ir žiūrėkit, kiek mes turim čia vidų vietos. Čia mes turime akmenį, čia plastikas, čia oras šildosi, dušas toksai. Čia pasidėti galima rankšluosčius, kažką pasidžiauti, jeigu yra. Viskas ant magnetų, liukas. Ir labai šviesu, O žiūrėkit, šičia, jeigu aš neklystu, turėtų čia būti apšvietimas. Jo, yra. Palei veidrodį labai, kad diena dabar nesimato, bet čia dar yra lempos sudėtos. Irgi akmuo, toksai. Šičia dar, Jėzau. Bet ir išgavo jie tų vietų. Šičia. Jeigu užsėti, gali dar pasišukuoti, rankės nusiplauti. Čia įsikipti, jeigu, būna kartais, kad reikia, ne? Pasidėti rankšluosčiam, aišku, vėl liukas, vėl šviesa. Atkreipkime dėmesį, kiek daug liukų. Paprastai, liukai labai brangiai kainuoja, dėl to jų stengiasi gamintojai dėti mažiau, o šičia Adrija tikrai netaupo šitams klausimais. Ką, žiūrim toliau. Čia kabykla drabužiams ir daiktams čia mes jau galim pasirinkti arba išsiimti šitą arba pasilikti. Šičia taipogi daiktams ir žiūrėkit, labai daug vietos galit. Ir aišku, laipteliuose, kopėtėlės. Himeris pasižymi tuo, kad vandens bakus, tiek gerimo, tiek rudo, jis yra padėjęs ant pakabos, dėl to kemperis yra labai stabilus. Tai čia turime daug pasidėti daiktams, vėl čia, knygelėms, galima taip susimažinti ir čia pasidėti telefonus ar vandenį ar kažką tai tokio ir šičia dar turim vietos. Tai nėra tokio užspaustumo, čia yra tokia labai didelė erdvė. Visur apšvietimas gražus. Tikrai, čia labai gražu ir čia stalą turim. Aš nežinau, kas geriau yra sugalvojęs dizainą negu Himeris. Jeigu norit, skambinkit, galbūt bus sandėly, galbūt užsakysim. Tikrai bus fainai. Iki.